mes gaminsime peršalusių kivių marmeladą. Pirmiausiai prasidės darbas didysis, nulupti žievę ir smulkiai viską supjaustyti. Mažais gabaliukais. Laukia daug ir didelis darbas. Taigi, baigiame pjaustyti mūsų išradinguosius kivius. O beje, šiai uogienei ir mums dar reikės cukraus, daug šito viso cukraus ir 200 ml vandeniu. Ir šito viso katiliuko kivių peršalusių. Tinka tik peršalę, nes kitokie bus neskanūs. Kadangi studentai naudoja visus produktus, kuriuos tik turi, nesvarbu, ar jie yra pasenę, ar nepasenę, pašvinkę, nepašvinkę, juos išmesti draudžiama. Tai jo, kiviai jau užbaigs pjaustyti. Juos sukratom į vieną katilą, supilam vandenį ir sukratysim visą cukrų. O tada jau eisim gerti. Kadangi cukrų studentai taupo, viso kilogramo nededam. Ir keliaujam tiesiai į virtuvę. Štai mūsų bendrabučio virtuvė. Ir dabar iniciatyviai kepsime mūsų uogienę. Dabar labai ilgai lauksim, kol įkais. Štai mūsų artėjantis marmeladas. Virtuvė nelabai aišku higieniška, nes jį visgi baracho, bet marmeladai tik. Na va, kivių uogienė jau išvirus. Dabar jau liko neperšalę kivių, o perkaitę. Taigi dabar nešimės juos ir dėsim į stovykėlius. Einam į savo kundrą. Semam studentišką samtį. Ir bandom pilti. Uogienei. Skanumėlis. Dabar įspūdžiai. Daugiau nėra ir ko be pasakyt. Skanu?